Labas. Investor LT kanale sekmadieniais mes kalbamės apie tai, kas rūpi investuotojui. Kaip įprastai aptarsime pagrindinės savaitės naujienas, aktualijas, ir žinoma, ieškosime naujų idėjų portfeliams. Todėl, jeigu įdomu, spaudžiam laiką, varpelį ir pradėkime. Uždarėme trečią iš eilės raudoną savaitę ir palyginus su prieš tai buvusiomis, tai ši savaitė jau buvo daug raudonesnė. S&P 500 indeksas prarado daugiau nei 3% per savaitę, Nasdaq beveik 4%. Ir pagrindinis negatyvas susiveda į tai, kad pastarųjų savaičių makro duomenys parodė, kad JAV ekonomika lėtėja. Mes kalbėjomės, kad silpsta vartojimas, o tai ir yra ekonomikos pagrindas ir pagrindinis augimo variklis. Todėl aišku, kad investuotojai nerimauja dėl būsimų kompanijų rezultatų. Ir kitas dalykas, Trumpo tarifai niekaip neduoda ramybės investuotojui, nes jis puikiai supranta, kokios gali būti pasekmės ekonomikai. Prieš kelias savaitės mes sekmadienio epizode kalbėjomės, kaip Trumpo įvesti tarifai veikia finansų rinkas per pirmąją jo kadenciją. Aš tada pateikiau jo sprendimus ir nagrinėjome grafike, kaip tai atsispindėjo. Todėl, jeigu nematėte, aš labai kviečiu pasižiūrėti bent jau tą dalį, ypač jeigu esate neseniai investavime ir norite daugiau suprasti, kaip tai veikia, kokios gali būti pasekmės ir panašiai. Ir kad būtų paprasčiau, aš įkelsiu į šio video aprašymą to epizodo nuorodą su laiko kodu, kad galėtumėte susipažinti būtent su ta dalimi. Ir visa laimė, kad kol kas mes dar kalbamės, jog Trumpas tik grasina tarifais. Nes ir vėl mėnesiui buvo atidėti 25% muitai Meksikai ir Kanadai, todėl dabar viskas spręsis jau balandžio mėnesį. Kol kas sakytume, kad gerai, nes tariamasi su prekybos partnerėmis, deramasi su kaimynais. Ir panašu, kad pavyksta kažką susitarti, bet aišku, tokie grasinimai stiprybės rinkoms neprideda. Bet investuotojai yra linksmi žmonės ir tokių situacijų praleisti nepasijuokę mes tikrai negalime, kas belieka iš kitos pusės mums. Todėl mūsų Facebooko grupėje mes irgi juokavome, kokia štai įtempta toji prezidento darbo savaitė. Pirmadienį atšaukia tarifus, antradienį įveda, trečiadienį vėl atšaukia, ketvirtadienį vėl įveda ir panašiai. Na, o jeigu rimtai, tai mes galime prisiminti tikrąją chronologiją, stebėdami jo šios savaitės įspūdingąją kalbą kongrese. Taigi, sausio 22 dieną, Donaldo Trumpo inauguracijos dieną, jis pažadėjo, kad tarifai Meksikai, Kanadai ir Kinijai bus įvesti vasario 1 dieną. Ir vasario 1 dieną Trumpas pasirašė vykdomąjį įsaką įvesti tarifus Kanadai, Meksikai ir Kinijai, kurie turėtų įsigalioti vasario 4 dieną. Bet vasario 3 dieną Trumpas mėnesiui panaikina tarifus Kanadai ir Meksikai. Jis sako, kad Meksika pasiūs 10 000 karių prie JAV sienos, kad pažabotų migraciją, ir tada bandė sukurti ekonominę struktūrą su Kanada. Vasario 4 dieną Kinijai buvo palikti 10% tarifai. Aišku, Kinija paskelbė atsakomuosius tarifus, pašto tarnyba tada uždraudžia siuntinius iš Honkongo ir Kinijos. Bet jau kitą dieną, vasario 5 dieną, pašto tarnyba šį draudimą panaikina, nes supranta, kad tai gali sukelti didžiulių sutrikimų internetiniams mažmenininkams ir JAV pirkėjams. Vasario 10 dieną Trumpas paskelbė, kad įves 25% tarifus plieno ir aliuminio importų iš visų šalių. Ir vasario 13 dieną pasirašo memorandumą, kad balandžio 2 dieną ir įsigalios tie tarifai. Tada vasario 26 dieną Trumpas ministrų kabineto posėdėje sako, kad gali suteikti Kanadai ir Meksikai dar 1 mėnesio tarifų lengvatą. Tai yra ne kovo 4 dieną, kad tarifai įsigalios, o jis viską gali nukelti balandžio 2 dieną. Bet jau kitą dieną, vasario 27, Trumpas pakeičia nuomonę ir sako, kad Meksikai ir Kanadai tarifai įsigalios kovo 4 dieną, kaip ir buvo anksčiau numatyta. Kovo 4 dieną, kadangi nebuvo atšaukimo, todėl buvo pripažinta, kad 25% tarifai Meksikai, Kanadai ir Kinijai įsigalioja. Kanada, aišku, grasina tokiais pat tarifais, tuo tarpu Trumpas savo paskyroje rašo Justiną vadindamas Kanados gubernatoriumi, kad jeigu tai padarysi, mes smoksime atgal ir dar pridedami tiek pat ant viršaus. Ir aišku, kad tokiame fone akcijų rinka nervinasi, investuotojai bando apsidrausti, fiksuojasi, perkelia savo turtą į kitus aktyvus ir panašiai, nes tikrai neaišku, kuo čia viskas gali baigtis. Tačiau kovo 5 dieną Trumpas atideda tarifus susijusius su automobiliais iki balandžio 2 dienos.
Kovo 6 dieną atideda tarifus meksikietiškoms prekiams, o vėliau tą patį padaro su Kanados prekiamis. Tai, kaip minėjau, dabar yra ramu iki balandžio 2 dienos, todėl savaitės pabaiga jau nebebuvo tokia grėsminga, kaip galėjo būti. Tęsiant temą, kaip Donaldas Trumpas savo kalbomis ir veiksmais veikia finansų rinkas, mes, žinoma, turime atskirai pasikalbėti apie pagrindinį šios savaitės įvykį susijusį su kripto. Kadangi savo kalboje kongrese jis neužsiminė apie kripto, todėl investuotojai labai laukia kovo 7 dieną suplanuoto prezidento ir kripto pramonės atstovų susitikimo Baltuosiuose rūmuose. Visgi Trumpas davė pažadą sukurti kriptovaliutų rezervą ir nesvarbu, kad jisai dirba vos kelis mėnesius, kriptofanams ir tiek laiko jau atrodo pakankamai ilgai. Ypač, kai matai, kad kripto momente prarado vos ne visą pozityvą įgytą per rinkimus. Todėl Trumpo postas apie tai, kad jis sukurs kriptovaliutų rezervą, į kurį įeis Bitcoinas, Ethereum, XRP, Solana, ADA, suveikia kaip tikras papildomas kuras. Nes prezidentas pažadėjo pasirūpinti, kad JAV taptų pasaulio kriptovaliutų sostinė. Todėl aišku, kad po tokių pranešimų kriptovaliuta skrenda į viršų, XRP virš 18%, Solana apie 20%, ADA apie 30%, Bitcoinas su Ethereum irgi pakilo, bet dėja tas pozityvas ilgai neišsilaiko ir neišsilaiko dėl to, kad investuotojai išgirdo ne visai tą, ką norėjosi ir ko tikėjosi. Nes jie tikėjosi, kad įkūrus kripto strateginį rezervą, vyriausybė net ir prie aukštų kainų supirkinės kripto ir tą turtą saugos ilgus metus. Bet dėja, po pasirašyto dekreto, paaiškėjo, kad rezervą sudarys toji kripto, kuri jau konfiskuota ir kuri dar bus konfiskuota. Tai yra, šiuo metu yra apie 200 000 iš nusikaltėlių konfiskuotų bitkoinų, kurių vertė apie 17 milijardų. Tai štai jie ir bus saugomi tame rezerve. O naujų pirkimų, kurie įtakotų kripto kainą, kol kas nenumatom. Dar buvo vilties, kad galbūt kažkas pasikeis per kovo 7 dienos susitikimą, bet ten taip pat nieko naujo neišgirdome. Tačiau Trumpo pažadas kaip ir įvykdytas, nes rezervas yra ir tai jau yra didelis žingsnis, nes anksčiau net minčių apie tai negalėjo būti. Todėl dabar jau laukiame, kasgi bus toliau. Tęsiant apie augimus, tai matome, kad kavos kaina per šią savaitę vėl matavosi beveik istorinės viršūnės. Nors mes retai kalbamės apie kavos kainą, bet šį kartą norisi trumpai aptarti šitą situaciją, nes vis daugėja prognozių, kad iki 25 metų pabaigos kavos kainos gali pakilti 30–40%. Pagrindinės to priežastis dėl to, kad išaugo logistikos, darbo jėgos ir trąšų kaštai, plus menkas derlius dėl blogo oro. Šiuo metu konditeriai saldumynų kainas didina 5–15% ir pagrindinė priežastis, aišku, žaliavų brangimas. Todėl, kol galime, mėgaukimės ar keliais kavos puodeliais per dieną ar šokoladu, nes neaišku, ar vėliau neteks savęs riboti. Ir prieš pereinant prie atskirų kompanijų apžvalgų ir galimų idėjų, trumpam nusikelkime į Europą. Visų pirma, puikia žinia mums, kad ECB šią savaitę vėl sumažino palūkanų normas 25 baziniais punktais, tai jau yra 6. kartas ir dabar rinka tikisi iki metų pabaigos, kad dar bus 2 mažinimai. Na, o kitas svarbus momentas investuotojams, kad daug vilčių yra dedama į Europos gynybos biudžetą, nes atsirado kalbų, kad NATO gali nepadėti, jeigu prireiktų Europai. Todėl Europa nusprendė aktyviai stiprinti savo karinę pramonę. Ir čia mes stebime klasikinę reakciją, nes dar tik kalbos apie tai prasidėjo, dar nieko realiai nevyksta, bet investuotojai jau spėjo vertinti ir būsimus kompanijų pelnus ir pajamas, todėl nenuostabu, kad Europos gynybos įmonių kapitalizacija vien per pirmadienį padidėjo 30 milijardų, rašė Bloomberg. SOX Europe aviacijos ir gynybos indeksas pakilo beveik 8%. Tai yra geriausias rezultatas per pastaruosius 5 metus, rašo CNBC. Ar dar verta ten bandyti ieškoti kokių idėjų? Kažin, nebent matysime momentinį atvėsimą, kadangi pati idėja dėl europinio gynybinio sparno auginimo turėtų dar ilgai gyvuoti.
Ir dar trumpai aptarkime Europos skolų rinką, ypač Vokietijos situaciją, nes šią savaitę mes stebėjome Vokietijos obligacijų rinkos žlugimą. Tokio stipraus išsipardavimo nebuvo 35 metus ir tokios išsipardavimų nuotaikos, aišku, nuvilnijo per kitų šalių obligacijas. Skolų rinkų dalyviai vertino galimą stiprų gynybos išlaidų padidėjimą Europoje, nes pasigirdo kalbos padidinti gynybos išlaidas 800 milijardų eurų. Ir kadangi tokių pinigų nėra, todėl visi supranta, kad reikia sukurti naujas skolas. Arba, kaip mes dažnai sakome, tiesiog prispausdinti naujų pinigų. Ir didžioji šios skolos dalis tektų Vokietijai, bet kitų šalių obligacijų pajamingumas irgi dėl šios naujienos augo. Ar dabar gali grėsti nauja finansinė krizė? Kol kas, aišku, anksti pasakyti, nes Vokietija iš tiesų gali sau leisti didinti skolinimąsi, nes jos valstybės skola siekia 63% BVP, o palyginimui Prancūzijoje yra jau šis procentas daugiau nei 100. Ir kadangi Europa tai ne tik Vokietija, todėl, aišku, nerimo reikia pripažinti nemažai. Ir tokie staigus skolų rinkos pokyčiai gali padidinti finansų rinkų nepastovumą visame pasaulyje. Todėl tokius dalykus reikia turėti omeny. Aš priminsiu, kad jeigu ne viskas yra aišku, apie ką mes čia kalbamės, tai šio video aprašyme yra naudingos nuorodos. Ir yra įkelti video pranešimai, kur mes aptarinėjame, kas yra obligacijos, kas yra skolų rinka, kaip sistemoje apskritai atsiranda pinigai, kokios yra FED funkcijos, kodėl augančios skolos yra problema ir daug kitų naudingų video, todėl pasinaudokite. O mes keliaukime prie JAV kompanijų. Savaitės žemėlapis itin raudonas, stipresnis kritimas matomas finansų sektoriuje. Čia investuotojai apsidrausdami dėl galimų neramumų finansų sistemoje stipriau fiksavosi. Kita vertus, mes jau kalbėjomės, kad didžiųjų bankų akcijų kainos jau yra gerokai perlipusios realią vertę, todėl tokios korekcijos yra neišvengiamos anksčiau ar vėliau. Idėjų galbūt čia ir nėra, nebent norisi bankus turėti ilgalaikėje perspektyvoje, nes dabar didieji bankai prekiaujasi labai netoli savo realios vertės. O idėjų, ko gero, reikėtų ieškotis dabar sveikatos apsaugos sektoriuje ir utilities industrijoje. Todėl ilgalaikių portfeliui galbūt bus įdomi kompanija iš utilities pramonės AES Corporation, tikeris AEC. Šiuo metu kotiruotės nukrito iki $11 lygio, tai yra arti 2018 metų apačios, bet tuomet pajamos buvo apie 20% mažesnės ir EPS apie 70% mažesnis nei dabartinis. Be to dabar dividendų pajamingumas atrodo itin patrauklus, virš 6% ir per paskutinę ataskaitą vadovybė pasakė, kad dividendų neplanuojama didinti iki 27 metų, bet mums, aišku, yra daug svarbiau, kad dividendų nesumažintų, o jau kad nekelia, tai jau kaip nors išgyvensim, ar ne? Ir kai buvo nuspręsta apriboti naujų projektų statybas, kas sumažina jų investicijas, sumažina išlaidas, aišku, pagerina ir balansą, kuris, reikia pripažinti, nėra labai patrauklus. Todėl rizikos su šia kompanija tikrai yra ir tikrai tiks jinai ne kiekvienam portfeliui. Bet jeigu rizika pasiteisins, kompanija gali apdovanoti ne tik dosniais dividendais, bet ir kainos augimu. Ir pagrindiniai pliusai yra tai, kad itin žemas PE vertinimas, taip pat tai, kad kompanija pagaliau pereina nuo statybos pastovių naujų investicijų į naujus projektus prie taip vadinamo jau derliaus nuėmimo. Todėl tikėtina, kad bus tvarus EBITDA augimas ateinančiais metais. Na ir dar prie pliusų pridėkime ir tai, kad yra geras dividendų pajamingumas. O rizikos, tai aišku, visų pirma sunkokas balansas, santykinai žemi augimo tempai. Kainos kritimas yra susijęs su didesne akcijų emisija paskutiniu metu, bet vertinant tai, kad palūkanos bus mažinamos, tai čia gali būti tikrai įdomu. Trumpuoju laikotarpiu iki 1,5 metų tikslas yra apie $14, ilgesniam laikui žiūrint 3-5 metams, jeigu viskas klostysis gerai, taip kaip prognozuojama, tai turėtume matyti apie $15-16 už akciją. Bet priminsiu, kompanija yra pigi, todėl kad jinai turi tam tikrų rizikų.
ir kreditai, ir neigiamas free cash flow ir panašiai. Todėl pasikartosiu, tinka ne visiems portfeliams. Važiuojam toliau. Intel akcijos po stipresnio pastarųjų savaičių augimo šią savaitę driokstelėjo 13%. Čia buvo pranešimas, kad Broadcom ir Nvidia atlieka gamybos bandymus Intel įrenginiuose, kad nuspręstų, ar ji tinkama jų čipams gaminti. Tikėtina, kad juos išbandyti paskatino galimas muitų įvedimas importų į JAV. Ir jeigu rezultatai bus patenkinami, Intel gali gauti $100 milijonų vertės sutartis. Ir gal tada kalbos apie kompanijos parsidavimą nusikeltų vėlesniems laikams. Beje, Taivano TSMC kompanija padidina savo investicijas į JAV vietoj $100 milijardų, apie kuriuos mes šnekėjome, tam, kad pastatytų 3 gamyklas JAV. Dabar kalba eina apie $165 milijardų investicijas tam, kad atsirastų daugiau gamyklų. Aišku, žinia yra labai gera, nes JAV būtina kurti savo infrastruktūrą skirtą skaičiavimo greitintuvams gaminti. Ir Apple, Nvidia, AMD, Broadcom, Qualcomm, aišku, tuo labai domisi, nes galės kurti savo tiekimo grandines pagal TSMC gamybos įrenginius JAV. Tačiau nesitikėkime, kad JAV taps čipų gamybos centru, nes ir su 165 milijardais, su tokiamis investicijomis, būsimos Amerikos gamyklos galės pagaminti tik 7% visos TSMC produkcijos. Taivane visgi ir toliau bus kuriami pažangiausi technologiniai procesai. Taip pat šią savaitę atsiskaitė Best Buy, tikeris BBI, ataskaita labai silpna, tai dar kartą parodo, kad vartotojai tikrai silpni, jau galimybė silpsta. Vadovybė dar bandė gelbėti padėtį, sakydama, kad buitinės elektronikos paklausa turėtų atsigauti 26 metais. Tuomet EPS planuojama, kad sieks $6.20, $6.60, bet ir tai buvo mažiau nei rinkos lūkesčiai. Ir aišku, investuotojų jau nebedžiugino ir ketvirčio dividendų padidinimas 1% iki 95 centų. Todėl akcijos krito 11,5%. Ir kritimas, žinoma, įskaičiavo ne tik finansinius rezultatus, bet ir galimą Trumpo tarifų poveikį. Beje, Trumpas kitą savaitę susitiks su Intel, Qualcomm, HP ir IBM generaliniais direktoriais. Jie diskutuos apie tarifus, Chip Act panaikinimą ir kitas Trumpo iniciatyvos problemas. Ir atrodytų labai neblogai, nes prezidentas taip aktyviai dirba, jis vis susitinka su pramonės lyderiais. Tai pasižiūrėsime, kuo čia viskas baigsis, kuo baigsis šitas susitikimas. Aš priminsiu, kad paskutinis susitikimas su Apple ir TSMC vadovais baigėsi tuo, kad kompanijos prisižadėjo investuoti į JAV daugiau milijardų. Apie TSMC jau kalbėjomės, o dėl Apple aš priminsiu, kad Timas Kukas pažadėjo investuoti $500 milijardų į gamybą JAV. Bendrovė irgi statys ir plės savo padalinius bei gamyklas visoje šalyje ir taip planuojama sukurti daugiau nei 20 000 darbo vietų. Na, o mes judėkime toliau. Liūdna žinia dėl Walgreen Boots Alliance pasitvirtino. Dar ne taip senai mes kalbėjomės apie ją kaip apie dividendinį aristokratą, kuris dėja, bet šiemet jau nurėžė dividendus ir prarado šitą vardą. Ir atrodė, kad didžiosios blogybės su tuo ir turėtų baigtis, bet pasirodo, kad ne. Nes kompanija visgi parsiduoda už $10 milijardų. Beje, vos prieš 10 metų bendrovės rinkos vertė viršijo 90 milijardų. Tai praradimas tikrai didžiulis. Todėl, kas turėjo šios kompanijos akcijų, kai sandoris jau bus baigtas, kai tą kompaniją išpirks, jie gaus už kiekvieną WBA akciją po $11.45. Tesla matome, kad ir toliau krenta, praktiškai išnyko visas po Trumpo pergalės buvęs hypas, nuo gruodžio mėnesio akcijos atpigo daugiau nei 40%. Prie šios savaitės kritimo prisidėjo Kinijos pristatymų sumažėjimas iki 63 000, taip pat Vokietijoje pardavimai krito 76%, nors Jungtinėje karalystėje buvo užfiksuotas augimas, todėl gal visai blogai dar nėra. Taip pat krenta ir atsiskaitęs šią savaitę Marvell Technology, tikeris MRVL, daugiau nei 23% per savaitę pakrito, nors ataskaita sutapo su konsensuso prognoze, tačiau čia paveikė bendras neigiamas fonas susijęs su dirbtiniu intelektu
Ypač, kai čia yra tokia arši konkurencija, plus galimi tarifai ir tuomet jau investuotojai, aišku, savęs klausia, ar ne per brangiai aš įvertinu šios kompanijos būsimus lūkesčius. Bet ar nebus lūkesčiai iš naujo peržiūrėti artimiausioje ateityje, kol kas sunku pasakyti. Tai palaukime iki balandžio 2 dienos, tada bus aiškiau, ar čipų kūrėjai labai nukentės nuo tarifų ar ne. Jeigu ne, tai gali būti, kad dabar yra net labai įdomios kainos tiek Nvidios, tiek AMD ir aišku kitų čipų kūrėjų, kurie pakrito. Šią savaitę atsiskaitė taip pat kibernetinio saugumo atstovė Okta, kuri po ataskaitos šoktelė 18% ir iki savaitės pabaigos išlaikė pozityvą. Jos savaitės rezultatas yra plus 22,5%, tai tikrai stiprią ataskaitą pateikė. Užsakymai išaugo 15% per metus. Iš vienos pusės tai atrodytų tikrai gerai, bet vadovybė kalbėjo apie pardavimų lėtėjimą iki 10%. Todėl kol kas idėjos čia irgi nėra, palaukime tos kompanijos atvėsimo. Taip pat po ataskaitos koregavosi ir CrowdStrike akcijos, jos per savaitę prarado 14,5%. Priežastis yra silpna kito ketvirčio pelno prognozė dėl programinės įrangos atnaujinimo gedimo 23 metais, kuris paveikė milijonus kompiuterių. Tačiau įmonė tikisi atsigauti antroje metų pusėje, kai nutrūks vienkartinės nuolaidos nukentėjusiems klientams. Bet čia dar irgi turėkime omeny ir tai, kad CrowdStrike laukia JAV valdžios institucijų tyrimai. Todėl galbūt atpirkinėti šio pakritimo ir nereikia skubėti. Tai buvo viskas, ką jums parašiau šiandien. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Iki kitų susitikimų.